Štai šiandien sausio 13 dieną visi kartu susirenkam, kad tie žodžiai, broliai ir seserys, būtų mūsų patirtim. Tik štai vieno reikia, kad jausčiausi broliu ir sese su šalia esančiu žmogum, pažįstamu ar nepažįstamu, man ir tau reikia Dievo dvasios širdį. Mėly broliai ir seserys, turbūt nėra paprastesnio ir tuo pat metu šiltesnio kreipinio, kai norim kreiptis į visus, nė vieno neišskiriant ir nė vieno nepamirštant. Štai šiandien sausio 13 dieną visi kartu susirenkam, kad tie žodžiai, broliai ir seserys, būtų mūsų patirtim. Tik štai vieno reikia, kad jausčiausi broliu ir sese su šalia esančiu žmogum, pažįstamu ar nepažįstamu, man ir tau reikia Dievo dvasios širdį. Be tos Dievo dvasios mes nematysim, matysim trūkumus, nesutarimus, kažkokius skirtumus, bet reikia tos Dievo dvasios, kuri padėtų mums pamatyti kitaip. Ir štai pirmajam skaitinyje atrodo, ką bendro turi su mūsų Lietuvos situacija. Tos moters malda šventoj vietoj prašant sūnaus. Samuelis, kuris gimsta, taps įspūdingu Dievo žmogum. Juk žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, juk ta nepriklausomybė, kurie atėjo, galėtumėm drąsiai sakyti, neatėjo be maldos. Kas suskaičiuos, tik vienas Dievas žino tas valandas ir tas širdis, kurios lygiai taip pat šaltam klimate ar čia Lietuvoje iš tikrųjų kalbėjo maldą, prašant, kad Dievo dvasia ateitų ir šitą nuveiktų visų mūsų gyvenime. Štai vienas pavyzdys. Vienam kaime netoli miško gyveno jauna šeima, turėjo 4 sūnus. Jie nedideli, bet vyras buvo įspūdingo dydžio, daugiau kaip 2 metrai ir pečiai va tokio platumo. Ir kadangi pamiškėjai vis ateidavo pokario metais, tai vieni, tai kiti, žmona visada tramdydavo vyrą, kuris buvo labai drąsus. Nedrįsk eit prie durų, eisiu aš, pasiimsiu ant rankų mažiausią vaiką ir eisiu. Jeigu tu išeisi, kas padės man sūnus užauginti? Ir vyras po to liudija, kad plyšdavo jo širdis, būnant ir paklūstant vis tik žmonos išminčiai. Galiausiai praėjo tie laikai ir jis užaugino tikrai nuostabius sūnus, kurie tapo jau drąsūs vyrai, ir visi 4 buvo kaip tik sausio 13 dieną ten. Ar jeigu būtų neklausęs tos Dievo meilės dvasios, išminties dvasios, ir būtų išėjęs, kas būtų nutikę su juo, nė vienas nežinom. Ar buvo lengva jam? Tikrai ne. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kartais Dievas iš tikrųjų prašo mūsų maldų, kad mes suvoktumėm, ką konkrečiai turim padaryti ir kada. Pirmoji vietoje Dievas visada prašo, kad mes ieškotume tos Dievo karalystės, Dievo išminties, Dievo dvasios. Štai kitas pavyzdys, kitoks, bet ta pati dvasia. Vienam kaime, tai apie 1980 metais, vieną rytą renkantis sekmadienį į bažnyčią, staiga bažnyčios gale didžiausias triukšmas. Viena moteris pasiėmusi savo rankinuką, įsikabinusi vyrui į atlapus, tiesiog lupa, duoda per galvą į veidą ir šaukia, eik lauk, Erodė, iš bažnyčios. Jie iš tikrųjų buvo ta, kuri buvo nukentėjusi ir atpažino, kad čia yra vienas iš tų saugumo darbuotojų, kuris atėjo šnipinėti ir žiūrėti, o kas iš tikrųjų renkasi tą bažnyčią, kad galėtų. Jis šaukia jai atgal, kad pasodins, ištrems, o ji labai drąsiai sakydavo, gali ištremt, gali iš manęs atimt, ką nori, be karvių daugiau aš nieko neturiu, nes ji dirbo karvių, kolūkyje karvių melžėja. O tų jaunų žmonių nedrįsk liesti, nesugadinsi jų gyvenimų, nes ten buvo jau ir tų vaikų, adorančių ir patarnautojų,
kuriuos greičiausiai būtų įtraukęs į sąrašus kaip ir jų tėvus. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ot paprastam žmogui, kuris žino, kad nukentės. Ir tai nebuvo nei broliai, nei seserys, tai buvo to miestelio gyventojai. Kokia dvasia veikia jo širdį, kad ji šitaip drąsiai atsistojo ir pasipriešino blogiui, negalvodama apie tai bus ar nebus kažkokios pasekmes. Tiesiog savo širdį suvokė ir suprato vieną dalyką, ką suprato ir daugelį, beveik greičiausiai visi sausio 13-osios dalyviai, kad yra kažkas šventa, dėl kurio verta atsistoti mūrų ir pasakyti, man tai yra brangu ir už tai aš stovėsiu. Tačiau, mėly broliai ir seserys, mes žinom tam, kad pamatytume ir atpažintume tai, kas yra šventa, mums reikia tos Dievo dvasios. Nes žiūrėkim, tie nesutarimai, piktumai ir daugelis kitų dalykų, kurie šiuo metu ar anksčiau vargina mūsų gyvenimus, jie nėra susiję su tuo, kas šventa. Ginčijamės kieno, kas norim gauti daugiau, vienų ar kitų dalykų ir daugelio kitų dalykų, juk ginčijamės net dėl tos dvasios, kuri padaro mus broliais ir seserim, kada susikabinę rankom galim ne tik pasipriešinti blogiui, bet ir kurti gėrį. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes kartu ir meldžiamės prašydami, Dieve, duok mums tos dvasios, kad žiūrėdami vieni į kitus, sugebėtume padaryti tai, ką turim šiandien padaryti. Kad žiūrėdami vieni į kitus mes būtume viena, ne žodžiuose, bet toj tikroviai. Kad žiūrėdami į blogį, kurio yra ir kiekvieno mūsų širdį, o taip pat ir išoriai, sugebėtume susivienyje atstovėti. Ir prisiminkim, kad malda, kaip Evangelija kalba, tai yra kažkas su galia. Malda yra vieta, kur kiekvienas iš mūsų pasitikrinam, kas mano ir tavo gyvenime yra svarbiausia. Ir kaip amžinatilsį monsinjoras Svarinskas, kad sakė, prisiminkit, jis dažnai kartodavo, kad jeigu nėra kas miršta už laisvę, laisvė numiršta. Tad prašydami, kad Dievas duotų mums drąsos, išminties, kad džiaugtumėmės, stovėtume mūrų už tą laisvę, kad vis labiau kurtume, kad vis labiau savo širdį turėtume tos Dievo dvasios, kuri mūsų vienyje, bet neatskiria, ir kad norėtume kartu iš tikrųjų sukurti tokią Lietuvą, apie kurią net nesvajojo mūsų seneliai ir proseneliai. Kad net nesvajojo, nes galbūt net negalėjo įsivaizduoti, kad šitaip broliai ir seserys gali sugyventi. Apie tokią dvasią mes kalbam. Ir apie tai mes meldžiamės, prašydami, kad Dievas pirmiausia padėtų mums nugalėti susiskaldimą mūsų širdį, o po to kartu su va šitokiom drąsiom, išmintingom ir mylinčiom širdim sukurtume Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi, kurioje iš tikrųjų norėtumėm būti broliais ir seserimis. Amen.